Taigi, prevencija mokykloje. Mokyklos lygis, klasės lygis ir individualus lygis. Visus šitus lygius aptarsime. Kalbant apie mokyklos lygį, ar ne, mokyklos mastu, yra tam tikri veiksniai mokyklos klimate, atmosferoje, kurie kaip ir skatina patyčias. Tai pavyzdžiui, tyčiojimuose elgesio modelio demonstravimas. Tai yra, kai vaikas, pavyzdžiui, ateina į 1 klasę ir jisai mato, kaip 5-okai tyčiojasi iš 4-okų, ten, dar kažkas ar ne, koridoriuose netinkamai elgiasi ir jisai, mato tokį elgesį, jisai jį kartoja, išmoksta, nes toks elgesys yra demonstruojamas. Elgesio ignoravimas. Jeigu nereaguojama į tyčiojamasi arba jam pritariama, vadinasi, formuojasi nuostata, kad taip galima. Nes šitoje vietoje nėra, joks elgesys nėra, kad, aš nieko nedarau. Nes jeigu praeini pro šalį, jeigu nereaguoji, vadinasi, padedi formuotis nuostatai, kad taip galima elgtis. Ir kaip tik priešingai, mokyklos klimate tie esantis veiksniai, kurie prisideda prie būtent patyčių stabdymo. Tai pirmiausia, jeigu mokykloje yra pripažįstama problema, problemos pripažinimas ir mokyklos tam tikra politika prieš agresiją, prieš smurtą, prieš patyčias. Ir mokytojų elgesys, kurie pastebi, stabdo ir, žinoma, patys nesityčioja vieni iš kitų, patys ten kaip nors nepašiepia vieni kitų. Ir būtent čia yra labai svarbus mokyklos vaidmuo. Jeigu mes visuomenėje turime labai daug netinkamų elgesių modelių, iš kurių gali vaikai mokintis. Galbūt tėvų nepasirinks vaikai, ar ne, ir ten galbūt sunku kažką pakeisti. Jeigu mes nepakeisime žiniasklaidos ir ten vis tiek bus rodomi filmai ir vaikai galės pasirinkti į kokį modelį lygiuotis. Tai bent jau mokykloje yra ta erdvė, kur suaugusieji mokykloje gali būti tuo tinkamu modeliu, į kurį vaikas gali lygiuotis ir žiūrėti, kaip jisai gali, koks jisai nori būti, kokį užaugęs ar ne, koks turėtų būti suaugęs, pagarbiai ir draugiškai su kitais bendraujantis. Taigi, kokios veiklos visų mokyklos mastu yra labai svarbios tam, kad patyčių mažėtų. Ir prevencinės programos, būtent, kurios apima būtent visą mokyklą, visus šitus elementus privalo turėti. Pirmiausia, tai yra koordinacinės grupės subūrimas, kur dalyvautų atstovai, pavyzdžiui, iš administracijos, pedagogų, mokytojų, psichologas, socialiniai darbuotojai, moksleiviai ir tėvų atstovai. Tai yra būtent suburta tokia grupė iniciatorių, kurie būtų tas, užsukėjas, kurie skleistų tas iniciatyvas, sukurtų, užsuktų tą reikalą visą. Kitas dalykas – patyčių įvertinimas mokykloje. Žinoma, galima kalbėti ir apie tai, kad mes žinome rodiklius Lietuvoje, tiek ir tiek procentų patiria patyčias, tiek ir tiek procentų tyčiojasi. Tačiau, manau, mokykloje labai svarbu ir vertinti, o tai gerai, Lietuvoje yra Lietuvoje, bet kaip yra būtent mūsų mokykloje konkrečiai? Kiek vaikų patiria mūsų mokykloje patyčias? Kiek tyčiojasi vaikai? Kur tyčiojasi? Kokiose vietose? Ir tai yra labai svarbu ir mokykla gali gauti labai daug informacijos iš to tyrimo, kur jie pamatys, pavyzdžiui, ar jų mokykloje tos rizikos zonos, tai yra, pavyzdžiui, mokyklos stadionas, ar tai yra rūbinė, ar tai yra valgykla, kur yra tos vietos karščiausios, kur daugiausiai to netinkamo elgesio yra. Ir tas labai padėtų, norint po to mažinti patyčias. Galbūt tenais tiesiog būtų svarbu labiau stebėti būtent tas vietas, tos karštus taškus. Iš tyrimo galima išsiaiškinti ir vėlgi, ir kam vaikai pasakoja apie patyčias. Pavyzdžiui, jeigu mokykloje, būtent konkrečioje mokykloje, pasirodo vaikai beveik niekam nepasakoja, kad jie laiko savyje, arba pasakoja mokyklos darbuotojams labai nedidelis procentas. Tai čia irgi visa erdvė, kur mokykla gali nukreipti savo jėgas, kad galbūt reikėtų bendrauti, kalbėti su vaikais, skatinti juos ir mokinti, kad labai svarbu pasakoti apie patyčias.
girti tos, kurie tą padaro ir jokiais būdais netransliuoti tos nuostatos, kad, na, ko čia skundikau, nieks nemėgsta ir panašiai. Mokyklos strategijos sukūrimas. Tai yra tokio kaip, na, oficialaus dokumento mokykloje. Čia labai tokios, na, kaip ir gairės, kas gali būti toje mokyklos strategijoje. Tai yra pirmiausia požiūris į patyčias, kad labai aiškiai būtų parašyta, kad patyčios tai yra netinkamas elgesys, netoleruojamas šitoje mokykloje. Kas tai yra? Būtinai turi būti, ne tik išvardinta abstrakčiai, kas yra patyčios, bet su labai konkrečiais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, kaip pravardžiavimas, žeminimas, stumdymasis ir taip toliau, ar ne? Tikslai, ko norima pasiekti tą būtent strategiją, kam jinai apskritai reikalinga. Ir veiksmai, pavyzdžiui, galima tenais paminėti ir tam tikrus konkrečius būdus, kągi mokykla darys, jeigu vaikas tyčiosis. Jeigu jis nekeis savo elgesio, nekoreguos, kokios bus priemonės, kokių priemonių bus imtasi. Kam to reikia? Pirmiausia, tai labai reikia pačiai mokyklai. Pavyzdžiui, jeigu yra patyčių atvejus, yra iškviečiami skriaudėjo tėvai ir jūs kaip mokytojas ar ne aiškinate, kad taip ir taip elgesi vaikas ir tėtis pasako, tai kas čia tokio, aš dar netoks buvau, o tai čia kas, iš čia nieko blogo nepadarė. Nes suaugusiai gali turėti kitokių nuostatų, nebūtinai tokių, kurias mes bandome mokykloje nutransliuoti. Tai būtent čia padėtų labai tas oficialus dokumentas. Taip, bet mūsų mokykloje patyčios yra netoleruojamos ir štai yra dokumentas, kuris tą patvirtina. Tai čia kaip pagalba pačiam mokytojui. Mokyklos konferencija arba bet koks kitas renginys, kuris įtrauktų visą bendruomenę, kažkokie projektai, parodos, patyčių tema, draugiško bendravimo tema, kur būtų, ir vaikai galėtų dalyvauti ir įsitraukti galbūt į organizavimą ir tėvus galima įtraukti būtent per tokius bendrus didelius renginius mokykloje. Ir vyktų ta informacijos sklaida. Priežiūros sistema pertraukų metu, kitaip sakant, budėjimai per pertrauką. Kai kuriuose mokyklose tai yra tikrai budima, kai kuriuose mokyklose nebudima, bet yra labai aiškus, vėlgi, mokslinių tyrimų įrodymai, kad ten, kur yra suaugusiųjų daugiau, tų suaugusiųjų, kurie stebi, kas vyksta, labai reikšmingai patyčių mažėja. Na, čia toks būtų dar pavyzdys iš gyvenimo, prisiminkit, kas vairuojat save, jeigu kartais teko važiuoti ir pamatoma yra policijos mašina, tai kas paprastai yra tada daroma, dažnai tada sumažinamas greitis, prisisegamas saugos diržas, jeigu jis nebuvo prisegtas ar ne, jeigu kalbama telefonu vairuojant, tai tada iškart telefonas metamas į šalį. Ar ne, mes bandom koreguoti savo elgesį, kai matom, kad štai ten policija, kažkas, kas prižiūri. Lygiai taip pat elgesi ir vaikai. Jeigu jie mato, jeigu jie stebi, kad yra žmonių suaugusių, kurie stebi, kurie prižiūri, jie tikrai bus labiau linkę koreguoti savo elgesį ir mažiau to netinkamo elgesio apraiškų bus. Vienodas reagavimas į vykstančias patyčias. Tikrai tai yra labai sudėtinga padaryti, bet tikrai įmanoma. Čia tiesiog visa mokyklos bendruomenė, visas personalas turi vienodai reaguoti į patyčias. Jeigu už viso personalo, pavyzdžiui, 20 mokytojų kas kartą praeidami pamato, sustoja, sureaguoja, pasako, kitų 40 praeina, tai tikrai tas neduos tinkamo rezultato. Tas neugdys, neformuos nuostatos, kad tyčia toks elgesys jau yra neleistinas. Ir kai visi suaugusiai pradės reaguoti vienodai, tai tikrai suformuos ir vaikų nuostatą, kad tikrai tyčiotis negalima ir tikrai bandys koreguoti savo elgesį, netinkamai besielgiantis. Ir dabar tas reagavimas, kasdienis reagavimas vienodas. Tai pirmiausia, elgesio sustabdymas, pamatymas, sustabdymas, pasakymas ar neįsikišimas į situaciją, tas reagavimas čia ir dabar. Jeigu pasikartoja tas elgesys, tai yra tas toliau reaguojama,
kuomet galbūt reikia įtraukti ir kitus žmonės, ir galbūt socialinį pedagogą, psichologą, kitus mokytojus, galbūt tėvus. Ir jau ta ledkalnio viršūnė, kai tai yra tikrai išskirtiniai atvejai, kurie paprastai labai ir šokiruot gali visą mokyklą, visą personalą, bet jie tikrai yra reti. Kai jau tikrai reikia, pavyzdžiui, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų pagalbos, vaiko teisų apsaugos arba galbūt nepilnamečių reikalų inspektorių. Taigi tas kasdienis reagavimas čia ir dabar, pastebėjimas ir tinkamas agresyvaus elgesio stabdymas. Ir pagrindiniai jo principai. Turi būti nustatomos labai aiškios, tvirtos, nepageidaujamo elgesio ribos. Suaugusieji išmoksta pastebėti ir tinkamai reaguoti į agresyvaus elgesio patyčių apraiškas mokykloje. Ir tą daro visi suaugusieji mokykloje. Ir žinoma, svarbu yra, kad tie, kurie netinkamai elgiasi, sulauktų pasiekmių dėl tokio savo elgesio. Tai yra tokie kaip bendri principai. Taigi, kaip reikia reaguoti čia ir dabar? Kai kažkas vyksta, vaikas netinkamai elgiasi, mokinys, kai pastebime tą netinkamą elgesį, tai pirmiausia, labai svarbu yra prieiti prie netinkamai besielgiančio moksleivio. Jeigu matote, kad koridoriui kažkur tai ar klasės kitam gale jau vyksta patyčios, jau kažkas kažką pastumė arba ten pravardžiuoja, ten pašaipiai užgaulioja, nerėkti iš kitos ten per 10 metrų, ką jūs ten darot, nustokit ir panašiai, tas tikrai neefektyvu. Vaikai gali apsimesti, kad ir negirdi jūsų ir šiaip, kai suaugęs yra labai toli, jie linkia kur kas mažiau reaguoti. Tai labai svarbu prieiti. Nes kai prieinate prie vaiko vos ne metro atstumu, netgi netoliau, o metro atstumu, ir žiūrite jam į akis, kartais to labai pakanka, kad vaikas nustotų netinkamai elgtis. Netgi kartais nereikia nieko sakyti. Tai tas fizinis artumas turi būti. Galima užkirsti kelią netinkamiems veiksmams atsistojus tarp skriaudžiamo ir skriaudėjo. Ar ne? Tiesiog atsistojus tarp ir automatiškai skriaudėjas neturi galimybių toliau tęsti tų pašaipų. Ir pasakyti garsiai, aiškiai ir tvirtų tonų. Kai suaugęs yra labai šalia, žiūri tiesiai į akis skriaudėjui ir tvirtų tonų garsiai pasako, tuo jau pat liaukis, tas yra labai veiksminga priemonė. Jeigu vaikas ten bando išsisukti, nežiūrėti į akis ir panašiai, tikrai galima drąsiai reikalauti. Žiūrėk dabar į mane, kai su tavimi šneku. Reikalauti dėmesio, reikalauti liautis ar ne, nereikia rėkti jokiais būdais, grėsmingai ten grasinti, kumščio rodyti ir panašiai jokiais būdais. Nes būti ramiu ir tvirtu tai nereiškia būti agresyviu. Labai svarbu taip pat įvertinti skriaudžiamo vaiko būklę. Pavyzdžiui, jeigu vaikas buvo sužeistas, bėga kraujas, kažkas atsitiko, tai žinoma, visą dėmesį reikia tiesiog atkreipti būtent į tą skriaudžiamą vaiką ir jį išsivesti, jam pirmiausia suteikti tos pagalbos, palaikymo. Bet žinoma, pasakius skriaudėjam, kad aš su jumis pakalbėsiu vėliau arba, pavyzdžiui, po šitos pamokos aš laukiu jūsų savo direktorės kabinete, kad tiesiog tie skriaudėjai jie žinotų, kad čia dar nesibaigs viskas, kad dar bus tęsiama ir nagrinėjama šitą situaciją. Jeigu skriaudžiamas vaikas neatrodo, kad ten nukentėjęs, nieko neįvyko, tai tada tokio rimto, kas grėstų sveikatai, vaiko gyvybei pavojus. Tai, žinoma, tada dėmesį kreipiame į tą skriaudėją, įvardinti jo netinkamą elgesį ir kad jis yra netoleruotinas ir įspėti apie pasekmes. Tolimesnės situacijos nagrinėjimas. Aišku, kai yra sureaguojama, čia yra pirmas žingsnis ir labai svarbu sureaguoti čia ir dabar. Bet jeigu po to bus nieko nedaroma, ypač jeigu tas vaikas vėl kartos tą netinkamą elgesį, tai
na, jūs sureaguosit vėl čia ir dabar ir vėl. Ir tas kartosis, jeigu nevyks toliau, nebus jokių pasiekmių. Tai kas seka toliau po reagavimo čia ir dabar? Tai pasikalbėti labai svarbu su nukentėjusiu vaiku, išsiaiškinti, kas iš tikrųjų įvyko, kaip vaikas jaučiasi, vaikui suteikti palaikymo, pasikalbėti su skriaudėju, tiesiog išsiaiškinti, kas įvyko, kaip skriaudėjas tą situaciją mato, pasikalbėti su nukentėjusio vaiko tėvais ir su skriaudėjo tėvais. Galbūt ne kiekvienoje patyčių situacijoje yra visas tas praeinamas, bet tiesiog tai yra tokia kaip laipteliai, ar ne? Ką svarbu daryti. Ir patyčių situaciją galima aptarti ir klasės lygmenių, jeigu tai ypač vyko klasėje, tarp klasiokų. Žinoma, kaip minėjau, būna tokių atvejų, tokių situacijų, kur tikrai jokios ten veiklos nei klasės, nei netgi mokyklos lygmenių labai nieko negali padėti. Tai čia yra reti, tie problematiški atvejai, kur turi būti vėlgi žinoma, kiekvienam mokytojui žinoma tvarka, į ką gali klasės auklėtojos kreiptis, ką daryti. Tai, pavyzdžiui, prevencinė grupė, kitų specialistų įtraukimas. Ir čia jau tikrai yra specialiai tam parengti žmonės, kurie turi padėti tvarkyti su šitomis situacijomis.